Sėskis. Taip, šefin. Jas šefin. Sėdosi. Sakė, apšildyti reikia, ne? Taip, Dar kartą galiu apšildyti. apkabinti. Klausyk, tai labas. 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 Jeigu gali papasakok, man labai įdomus tas dalykas, kad ten prideda prie pilvo stetoskopą ir tada jūs klausot pilvo vidinių garsų. Jo. Tai kas čia per koncepcija? Psichoperistaltika. Psichoperistaltika. Jo. Kas čia per koncepcija? Ką jūs ten klausot? Čia yra iš tikrųjų Gerdos Boysen metodas, patentuotas, man atrodo jau. Tai jinai turėdavo stetoskopą tokį, žinai, kur klausyti, daktarytę, jinai čia užsidėdavo ir klausydavo. Bet dabar yra stetoskopas pritaikytas, žodžiu, tokia dėžutė ir toksai didelis stetoskopo galvutė ir mes uždedam ant žarnyno, ant pilvo. Kaip kolonėlė. Ir kaip kolonėlė, ir girdi ir klientas, ir terapeutas, žodžiu, viską, kas vyksta. Tai yra kaip atsakas į mano prisilietimą. Tai yra kaip vedlys, iš tikrųjų. Jūs vadovaujatės nuo to garsų kažkaip? Jo, mes klausom ir tai rodo, kaip vyksta tas virškinimo procesas. Nes žarnynas turi dvi funkcijas. Taip virškina maistą, mes žinom, bet jisai virškina ir emocijas. Ir Gerda Boysen, ką yra atradus ir jos buvo tyrimo tikslas, nes jinai iš pradžių išgirdo tik tai, kad masažuojant girdisi tie žarnyno garsai ir jinai nesuprantė, kaip čia ką, žinai. Pradėjo tyrinėti, kodėl tas žarnynas taip reaguoja ir kas ten vyksta. Pasirodo, tai yra biologinis procesas. Kaip nueiti į tą, tai yra savireguliacijos mechanizmas iš tiesų, viduj pas mus natūraliai jis yra. Ir kai mes nueiname į tą būseną, kur galim atsipalaiduoti, kur galim visiškai atsileisti, ar ne, saugume, prasideda peristaltika, virškina tai, kas buvo dienos metu nesuvirškinta, ar ne, kažkokios situacijos, kur tu kažką nutylėjai, gal kažkur susinervinai, kažką padarėjai ar susilaikėjai nepadarydamas, tokios atrodo mini situacijos, bet jos visos kaupėsi, žinai. Mes jas turim kūne ir gale dienos tu tiesiog nueini visėtis ir ta peristaltika veikia ir jinai virškina, savireguliacija vyksta biologiškai. Tai gal čia tie drugeliai, apie kurias šneka žmonės? Drugeliai pilve. Drugeliai tai toksai labiau susijaudinimas, ne? Bet taip tai reaguoja, žinai, reaguoja viską. Ne veltui anglakalbiai sako apie intuiciją gut feeling. Gut feeling, jo, viskas yra čia yra tas mūsų antrosios smegenys, iš tikrųjų labai daug tų nervinių impulsų. Pavyzdžiui, kai yra masažuojama, tai reaguoja, psichoperistaltika reaguoja į kažkokius prisilietimus, tam tikrus ir dėl to mums yra gerai girdėti, mes galim nueiti į sluoksnį, tarkim, mes turim odą, mes turim paodį, mes turim raumenis, mes turim fasciją, turim kaulą, antkaulį, žinai, galim dirbti su skysčiais, ta prasme, tai yra daug sluoksnių, su kuriais tu gali dirbti, tai yra kūnas, tai ne tik tai, kad vienas vientisas, žinai, tai mes dirbam ir su sluoksniais, žinai. Ir kaip reaguoja, galbūt tam žmogui kaulas yra užstrigus, ta energija gyvybinė negali praeiti, žinai, yra blogas. Galbūt skysčiai neprateka, galbūt kažkur oda, ar ne. Tai visa tai yra reakcija psichoperistaltikos ir mes klausom, mes girdim, žinai, ir tai yra mūsų kaip vedlys. Nes tai yra Gerdos Boysen atradimas, iš tiesų, jinai labai daug laiko tam skyrė. Tiems biologiniams procesams ir iš tiesų mums, kaip jinai sakydavo, kad mums net nereikia psichoterapijos. Jinai buvo pati psichoterapeutė, psichologė. Ir jai tai buvo nuostaba, kodėl nereikia kalbėtis, ne? Paleidimai vyksta masažo metu. Ir po to, aišku, vyksta integracija, tarkim, kažkokie atsiminimai, tam tikri iškyla, ne, kurie yra virškinami, tai vis tik tos galvos mums reikia, jinai nėra, žinai, visiškai nurašyta, kad emocijų kažkoks įkliūpsnis ir čia. Ne, tai vyksta visiškai ramiai. Tai
biologiškai mes suteikiam sąlygas kaip terapeutai ir biologiškai tai yra suvirškinama. Ir iš tikrųjų tai yra nuostabu, kad tie mūsų neurotiniai šarvai, mūsų kompensacinis mechanizmas gali būti taip lengvai, tokį paprastą būtų iš tikrųjų ištirpdamas. Aš visą laiką apie biorelease, kai kalbu ar rašau ten mūsų puslapį, sakau, kad čia yra sesija, nes jeigu parašai masažas, tai galima įsivaizduoti, kad masažas, čia susitempia raumenis, biškį pamasažuosiu, biškį atpalaiduosiu. Tai yra tų masažo elementų, bet klausimas tau, ar teisinga sakyti, kad biorelease ta sesija yra kažkas tarpinio tarp masažo ir gilios psichoterapinės sesijos? Tai gali labai pereiti iš bioreleaso į kitą metodą, į vegetoterapiją. Tai yra, kai mes einam jau gilyn, kai iškyla kažkokie procesai, ne tik tai kasdieniai, kažkokie, bet tikrai gilesni ir mes galim dirbti ir su vaizdiniais, ir su impulsų judėjimu, tai gali iš to bioreleaso labai eiti į gilę sesiją iš tiesų. Tam kontakte, tai tiesiog leidai, kad iškiltų ir ta vidinė išmintis parodo labai daug. Ir iš tiesų tai tikrai, mano praktikoje tikrai yra labai gilių sesijų, kur atrodo, tu negali jų suplanuoti. Ateina žmonės į bioreleaso sesiją, kaip ir gali principą pasakyti, ar ne, vis tiek yra kontaktas su kūnu, yra psichoperistaltiniai garsai, ar ne, bet kaip sureaguos, kas išeis, galbūt tai bus labai rami sesija, labai resursinė sesija, visiškai, ir tai bus labai daug paleidimų, lygiai taip pat, Pailsėjimo tokio, ne? Ir pailsėjimo ir ne tik, irgi tai yra suvirškinimas tų senųjų kažkokių, kompensacinių mechanizmų. Ir tą yra labai sunku užčiuopti, nes tau neskauda. Ateini, man viskas kaip ir gerai. Aš kaip ir sakau, mes nejaučiam kažkokį ilgesį, bet šiaip viskas man gerai, mes funkcionuojam. Ir kaip yra, pajausti, kad kažkas iš tikrųjų keičiasi. Aš kitaip žiūriu į situacijas, aš kitaip priimu kitą žmogų. Tokie labai subtilūs dalykai, Aš kitaip pats jaučiuosi stresiniai situacijai, nekaltinu kito, nebėra kažkokios savigraužos. Tokie, ir tu ne visada susieji su tais biorelease masažais, galvoji, kad tiesiog taip, atsikėliu vieną dieną ir nejaučiu savigraužos, tai nors prieš tai 10 metų jaučiau, arba nerimą kažkokį. Bet tame ir yra esmė, kad mes grįžtam į tą savo natūralų būvį. Ir mums tai yra iš tikrųjų natūralu. Kuris ir labai sureguliuoja. Jo, ir tai yra mums taip savaime suprantama, kai mes jį įgaunam, Ir tai yra labai tyli terapija, iš vienos pusės, kad mes... Neinvazyvi, nelendi tas žmogus pats, kiek atsiveria, tiek ir atsiveria. Neprovokuoji, bet ir kartu tu jam negali pažadėti, kad jisai bus toks ar anoks, kažkokių rezultatų. Visą tai yra, tai yra ilgoji perspektyva. Nuo vieno masažo tu tau tos neurozės aptirps gal šiek tiek, bet tu gal to nepajusi, bet 10-20 sesijų, kiti žmonės lanko pusmetį kartą per savaitę. Ir tai yra, kurie yra sąmoningesni, to savistabu. Jie sako, tai yra nerealu, kad taip, tu gauni tą atsipalaidavimą, bet kartu ir tu keitiesi iš vidaus. Nes tau nebetrukdo tie blokai neurotiniai, tie mechanizmai, kuriuos tu esi, jie automatiškai įsijungia, O kai kalbėjai apie tą kaip ten buvo, vegetoterapiją. Vegetoterapiją, ten irgi tas stetoskopas transliuoja? Tai nebūtinai.
Galima, bet tikrai nebūtinai, ten labiau eina per vidinį impulsą. Tai ačiū tau labai. Ir galiu pajudėti. Pasileisti kasas, ne? Pasileisti kasas. Jeigu aš tylėsiu visą laiką, tai man kažką žinau. Profesionaliau atrodo su